Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie švedišką virimo kareivišką sistemą. Tai angliškai vadinasi Swedish Trangia. Tai yra švediškas katiliukas su štai tokia krosnelės forma. Švediškas katiliukas, daugiafunkcinis katiliukas, iškart galiu pasakyti, kadangi jisai turi keptuvę šitoje vietoje. Viduje prie jo sistemos priklauso talpa kūrui ir pati viryklėlė. Šis katiliukas yra maždaug 1,5 litro tūrio, keptuvė maždaug 0,5 litro. Tai vienu metu galėtume ruošti beveik 2 litrus maisto. Šis variantas yra aliuminis, bet jų būna dar ir nerūdijančio plieno. Jisai yra sunkesnis, bet ilgamžiškesnis ir, kaip sako liaudyje, kad sveikesnis. Nes aliuminis atseit išskiria kažkokias tais piktas medžiagas. Nors manau, kad tai yra netiesa. Toliau, kadangi minėjau, kad tai yra multifunkcinis dalykas, tai atlenkus šitos žiedus ir įstačius į jos ilgesnį pagaliuką, galime ant laužo iš tolo kažką virti, kepti. Be to, uždengus dangtelį, mūsų vanduo užvirs greičiau. Dar galima dangtį dėti atvirkščiai. Taip uždėjus, apačioj galima ruošti vieną maistą, pavyzdžiui, virti kažkokią sriubytę, o viršui kažką troškinti, troškinuką ar tiesiog kepti. Šis katiliukas turi daugybę pakabinimo variantų. Galima, neturint kažkokio tais slankiojančios kabyklos, kabinti jį ant kabliuko, galima kabinti tiesiai ant šito ir taip reguliuoti karštį. Be to, pilant, kaip matome va štai šičia, yra viena auselė, kita auselė yra va šičia padaryta. Pilant, kai katiliukas yra karštas, kablys dažniausiai būna vėsus ir galima už jo paimti rankomis, kadangi visas karštį uždengia pats katiliukas. Pilant, pasinaudojant kažkokią tai šakelę, perkeliant ant šito ir prilaikant, puikiai mes galėtumėm išpilti vandenį. Toliau, jo sudėtyje yra ši virimo stovelis, kaip pavadinti. Šis stovelis irgi yra multifunkcinis, turi daug funkcijų, kaip galima skirtingai jį panaudoti. Standartinis dalykas yra, kad stovelio viduje per šitą skylę, tai yra iš apačios pasistatom viryklėlę, kuri yra sudėtyje, uždengiam ir pastatom katiliuką ir verdam maistą. Antras variantas. Padedame ant žemės šitą rėmelį. Per šią skylę dedame kūrą, pagaliukus. Pas mus pasidaro tenai žarijos. Taip pat principų kaip hobo stovas veikia. Ir pasidėję ant viršaus puikiai kūrename. Trečias dalykas, jeigu nenorime gamintis kažkokio tai trikojo katiliukui, dedame tiesiogiai į laužą ant žarijų ir ant viršaus katiliuką. Taip, dabar parodysiu, kaip veikia ši krosnelė, kuri būna sudėty. Tai yra spiritinė krosnelė, galima naudoti bet kokį kurą spirito pagrindu, taip pat bioetanolį, tai yra benziną, kurie sudėtis yra 85% etanolio. Naudojant benziną etanolio pagrindu, šiek tiek aprūks katiliukas, turėsim nemalonų kvapą. Pats geriausias būdas yra ir prieinamiausias mums visiems naudoti parduotuvėse pardavinėjama uždegimo skystį, kuris yra pagamintas iš spiritinių pagrindų. Taigi dabar pabandysime iškurti mūsų viryklėlę. Darmo dangtelį. Ten jau yra įpilta kuro. Ir bandame iškurti. Štai užsikūrė iškart. Štai uždegėme
ugnis, aišku, nesimato, kadangi spiritinis. Ir matyt, va kažką, galima uždėti. Tada statome šį rėmelį ir galiausiai mūsų katiliuką. Štai ir visa liejimo sistema. Dabar pabandysime, per kiek laiko užverda vandenėlis su šia sistema. Štai, prisipilame pusę litro vandens, tai yra tiek, kiek talpina keptuvėlė. Supilame tai katiliuką. Dedame ant ugnies. Uždengiame dangčiu. Ir nuėmėme laiką. Žiūrėsime, per kiek laiko užvirs. Štai va, mūsų vanduo užvirė. Garuoja, praėjo po 7,5 minutės.